Sveiki visi, kas šiandien įsijungite paklausyti dar vieno naujo pokalbio. Tai šiandien svečiuose aš turiu nuostabią moterį Eglę, kurią pažįstu jau gan senai. Ir jinai mums papasako šiandien apie numerologiją ir kaip jinai ją panaudoja žmonėms padėti. Priminsiu, kad šitas kanalas yra skirtas žmonėms, kurie nori pagerinti savo gyvenimą, savo savijautą. Aš pati asmeniškai naudoju sąmoningus paleidimus ir žmonės gali pasiklausyti visų šitų įrašų, kurie yra anksčiau įdėti, kuriuose kalbinu žmonės, kad galėtų išbandyti kažkokias tai technikas, kurių dar galbūt nėra bandę arba nėra net girdėję apie tai. Ir jeigu kažkas tai rezonuoja, gali susirasti arba tuos žmonės, su kuriais aš kalbuosi, arba panašias technikas. Tai šiandien pristatau Jums Eglę. Labukas, Eglė. Labukas, sveiki visi, kas klauso. Tai aš labai norėčiau iš tavęs dabar pirmiausia išgirsti, kaip ta numerologija ir kas ta numerologija tavo gyvenime. Kaip tai galėtumėm paaiškinti žmonėms, kas tai yra. Ir kaip tai atėjo į tavo gyvenimą. Gerai, kaip atėjo, iš tikrųjų atėjo labai palaipsniui, nes aš kaip juokauju, aš esu amžina mokinė, kuri vis ieško ir ieško atsakymų. Ir ne vienus metus mokiausi skirtingų dalykų ir jie visi buvo apie žmogų, apie žmogaus sveikatą, būseną, emocijas ir kas susijęs su žmogum, bet toks galbūt labiau būdavo, kur aš įdavau iš fizinės pusės. Tai buvo ir aromaterapija, ir kino medicina, ir įvairūs dalykai, kas susijęs su žmogum ir kas padeda žmogui, mityba ar ne, sveikatinanti. Ir man visą laiką kažko trūko. Ir taip susiklostė, kad aš pati susidūriau su numerologija prieš keletą metų. Ir jin irgi žiūri, sako, žinai, kažko čia trūksta visam tam paveiksle, ko tu domiesi ir ką tu darai. Nes aš ir pati tą visą laiką jaučiau. Ir jinai kažkaip sako psichologija, bet man tada nesidėliojo, ta klasikinė psichologija niekaip man nelipo. Ir aš palikau, kažkaip viską palikau ir prieš kurį laiką pradėjau kažkaip šiek tiek labiau domėtis astrologiją. Baigiau bazinį tokį kursą, paskui savarankiškai domėjausi. Ir po jos natūraliai man atėjo numerologija, aš net nežinau, iš tikrųjų, kur aš pamačiau pirmą kartą, man tie skaičiai pradėjo dėliotis ir vėlgi buvo skaičiai, kurie mane tiesiog persekiojo visą mano gyvenimą, jie buvo visur, visokie PIN kodai, telefono numeris, aš juos visur mačiau aplinkui, tie patys 3 skaičiai. Ir nežinau, turbūt palaipsniui viskas dėliojosi ir aš šiaip gan skeptiška buvau, nes labiau domėjosi anksčiau ezoterika, dvasiniam praktikom įvairiom, o čia galvoju toks paprastas, toks fundamentalus dalykas, skaičiai ir aš pati buvau skeptikė. Bet kai pradėjau gilintis ir domėtis ir pažiūrėjau, kiek vis dėlto man tai atitinka, nors aš kaip ir domėjaus, bet neįgiau tuo pačiu. Ir paskui vis dėlto žiūriu, kad tai atitinka, tikrai daug dalykų atitinka ir iš vis apie ką, nes man dažniausiai numerologija, astrologija asocijuodavosi su prognozavimu. Prognozavimas nėra ta dalis, kuri man būtų įdomi. Aš pati mokiausi tą daryti, bet iš tikrųjų nelenda. Man neįdomu, bent jau šiai dienai. O numerologija, tie skaičiai, tai jie yra apie savybės, tai yra energija, kiekvienas skaičius yra energija ir mes ją turim arba neturim, ten matosi pagal žmogaus gimimo datą, galima jo vardą išskaičiuoti, netgi namo numeris, gatvės pavadinimas ir panašiai, jie visi konvertuojasi į skaičius. Ir tai yra energija ir mes turim tam tikras savo savybės. Ir mes jas galim praeiti per pliusą arba per minusą. Ir labai dažnai būna, kad būna 2 kraštutinumai. O ką reiškia, Eglutė, per minusą ar pliusą? Kaip tai atrodytų gyvenime tas ėjimas per tą pliusą ir minusą? Pavyzdžiui, žmogus turi savybę, tarkim, turi labai stiprią logiką, ar ne? Pas jį aštrus protas, jis gali sujungti labai daug skirtingų elementų, fizikai, IT specialistai, nežinau, žmonės, kurie dirba su skaičiais, ta pati kvantinė fizika ir panašiai. Bet per minusą tai yra savybė, kai žmogus išsitaško, jis pradeda domėtis viskuo vienu metu labai daug, jis niekur nenueina į gylį ir jis pradeda blaškytis. Aš turiu šitą savybę, kai vienu metu mokaisi begalę dalykų ir gaunasi, kad viskas yra labai paviršutiniškai ir niekur nenueina į gylį. Ir tada kas atsitinka, labai kenčia nervų sistema, tada lygiagrečiai kepenys, nes mes galim skaičiuose matyti organus, baimės tam tikras.
emocijas, sveikatos rodiklius irgi. Tai ir tokia užsisuka grandinė. Ir tada yra patarimai, yra praktikos, ką žmogui daryti. Vat jis turi tą, ne, jisai nežino, kaip iš to išeiti. Ir yra tiesiog praktiški patarimai, ką daryti, kaip su to tvarkytis. Ai, tai žodžiu, kaip aštrus protas būtų kaip ir pliusas, bet kadangi žmogus nemoka naudoti šitos savybės teisingai, jisai nueina į kraštutinumą, tai gaunasi pliusas į minusą jau tada, ne? Taip, Aš taip. taip. Arba vat yra, tarkim, pavyzdžiui, 7 tai yra skaičius, kuris susijęs, jis turi daugiau reikšmių, ne vieną, bet tai yra susijęs ir su judėjimu, su kelionėm, žmogus sugeba greitai viską daryti, jam reikia judėjimo. Bet kas atsitinka, dažnai būna, kad žmogus bėga per gyvenimą, ar ne, jis turi begalės veiklų ir paskui jis krenta į kitą kraštutinumą, jis sustoja, jis nieko nebenori. Visiškai jis nuo visko pavargsta, jis nieko nebenori, jis krenta į apatiją, depresiją ir kaip taisyklė kažkokie priklausomybės žalingi įpročiai. Net tas pats ten bandelių kimšimas, ar ne, nu tokia. Irgi yra priklausomybė. O reikia rasti va tą aukso viduriuką, ar ne, kad tu turi savybę greitai viską daryti, bet tu turi laiku sustoti. Išmokti. Man labai pažįstama, aš anksčiau labiau buvau, tas ryškesnis pas mane bruožas buvo, dabar aš jį bandau sąmoningai kontroliuoti, surasti tą aukso viduriuką, bet tikrai, ką tu sakai, tai pas mane irgi būdavo bėgi, tada griūni kryžium, nes tu nebeturi jėgų ir tada turi atsigauti, atsigeneruoti, nes tu, kad kažką galėtum daryti. Tai apie tai tu kalbėjai, ar ne? Taip, ir tada mes pradedam ieškoti kažko, kas mums kompensuotų tą energiją, nes jau ten yra visiškas deficitas. Ir tai dažnai būna cukrus, kofeinas, ar net ten kitais būdais atsipalaiduoja įvairios priklausomybės. Tas jau mūsų protas pradeda ieškoti tų, kas mums duotų to džiaugsmo hormonų, ar ne, kas mums padėtų jos gamintis. Deja, tai būna labai laikina. Tai pas mane irgi, aš turiu, sakau, tokių, pas mane yra skaičiai ir savybės, kur norisi visko greitai, daug ir dar giliai. Ir kartais tai yra tiesiog neįmanoma, nes aš gyvenu ne viena, ar ne, aš turiu ir kitų įsipareigojimų, aš turiu atsakomybę, aš turiu didelę šeimą. Tai tiesiog ir tai virsta visišku pervargimu. Bet čia dažnai, šita savybė labai dažnai pasitaiko dabar žmonėse, kai toksai greitais tempas gyvenimo, mes visi norime čia ir dabar ir visko daug ir visko giliai ir atrodo, kad, duokit. Taip. Ir paskui sakau, tai nuveda į kraštutinumus. Tai aš irgi, kai mokiausi, būdavo išeina viena pamoka ir aš jau ją ten einu ir žiūriu, kita išėjo. Ir taip įdomu ten įlysti, kas ten toliau. Aš sąmoningai save stabdžiau ir sakau, kol aš šitos nepaskaitysiu, aš kitos net neatsidarau. Bet jeigu yra žmonės, kurie gali natūraliai tą daryti, jiem poreikio nėra bėgti ten į priekį, tai tokie kaip aš, jiem reikia tiesiog save stabdyti. Nes, atrodo, kad visko noriu iš karto, visko čia ir dabar, ir greitai. Ir čia yra tada pradedam dirbti su savimi. Yra praktikos, kaip tą daryti, pradėti elementariai nuo dienos režimo ir darbų planavimo. Tai reiškia, tu užsiėmė ne tik tais pačią numerologiją, kaip apskaičiuoti ir duoti žmogui informaciją, bet dar ir tu padedi jam su ta informacija, ką reikia daryti. Ne tik tais, kad imk, bet kaip ir savo padėti, taip? Visada duodu rekomendacijas ir jeigu yra poreikis, mes su žmogum galim keliauti toliau, nes numerologija tai nėra vienintelis dalykas, ką aš mokiausi. Netgi kai aš mokiausi, psichologija buvo kaip privalomas dalykas šalia numerologijos, kad suprasti iš vis, kaip veikia žmogaus psichika, kaip veikia jo emocijos. Ir lygiai grečiai aš dar baigiau ir psichosomatiką ir kitus dalykus, nes man labai įdomu, kaip tai eina ir per kūną, kaip žmogus veikia, netgi žiūrint į žmogaus veidą, net tam tikros raukšlės veide, jos irgi mums pasako informaciją apie žmogų. Tai būna žmonės, kurie ateina ir jiem labiau toks papasakok man apie mane. Ne, toks iš smalsumo, tiesiog sportinis interesas. Aišku, paskui kažkas iš to vis tiek užsikabina. O būna žmogus ateina su konkrečia problema, nes mes turim skirtingas sritis, tai yra žmogaus kaip asmenybė, tai yra jo talentai, yra charakteris, yra programos iš tėvų, giminės programos, ta dvasinė kryptis, kuria žmogum turėtų eiti. Tada finansai, realizacija, santykiai, suderinamumą galim pažiūrėti tiek su partneriu, tiek su kažkurio iš šeimos narių, tiek verslo partneriais. Ir sveikata. Tai tokie, dar čakros matosi, yra daug dalykų, ten papildomų visokių. Ir arba žmogus ateina su konkrečiu klausimu, arba jis ateina tiesiog bendrai sužinoti apie save. Nes kartais būna, ką aš turėjau, ten tokią grupę turėjau, būdavo irgi, paskui gavau atsiliepimus iš moterų ir sako, jaučiau, intuicija, tarsi sako, bet nuvydavau tas mintis šalin, nes, galvoju, ne, čia ne apie mane, ne, aš šito nepadarysiu, aš nesugebėsiu.
Tai vat, tarsi patvirtinimas tos intuicijos, ką žmogus pats jaučia, jam būna reikia patvirtinimo. Ir paskatinimas galbūt, ar ne, kad jeigu tai patvirtinama ir per skaičius, tai tokia duoda ir motyvaciją tą daryti, tokią kaip ir viltį ir palaikymą tuo pačiu. Taip, nes aš nusiunčiu įrašus ir žmogus būna sako, aš klausau įrašus kaip motyvacinę priemonę, kad aš tikrai sugebu, kad aš galiu. O jeigu kaip būna, bet pavyzdžiui, jeigu moterys pakeičia savo pavardę iš mergautinės, išteka ir pasiema vyro pavardę, ar tai kažkaip daro įtaką jau tolimesniam moters gyvenimui? Aš manau, kad pavardė daro, pagal skaičius irgi tai matosi. Šiaip, jeigu žiūrim vardą pavardę, dažniausiai žiūrim tėvo mergautinę pavardę, kurią mes gaunam iš tėčio, nes tai yra ta pavardė, su kuria mes atėjom. Kai jinai keičiasi kryptis, nes vėlgi mes einam į kitą giminę. Yra kita giminė, yra kita programa. Tai reiškia, galime netgi pasukti savo likimą, pakeičiant pavardę, ar ne? Galima. Apskritai, ta numerologija, kurią aš domiuosi, jų yra daug rūšių. Jinai vadinasi karminė numerologija. Ir kodėl karminė? Dėl to, kad tai yra priežastis pasekmė. Tai yra tas dalykas, man visada, kuris mane labiausiai domina, aš visur visada ieškau priežasties. Kiek aš pati esu kur lankiusi, seminarus, mokymus ir kitur, ir man pasakė, daryk taip ir taip, aš kaip tas mažas vaikas, o kodėl? O kodėl aš turiu taip daryti? Ir aš nuolat keliu tą klausimą, kodėl. Tai va čia ir yra tas toksai, o kodėl, ar ne? Kodėl aš atėjau pas tokius tėvus, kodėl aš juos turiu, kaip būna, dirbam dažnai su vaikystės traumom ir esu girdėjęs ne kartą frazę, nu va, kokią programą mums įskiepijo tėvai. Bet mes patys tuos tėvus pasirinkom. Tai va, jeigu taip žiūrėt, kad, toks būdavo, kad paleidžia, tarsi su to nuimam atsakomybę nuo žmogaus, kad jam čia tėvai tą įdėgė, bet permetam tėvam. Tai kažkaip aš šitam nepritariu, ar ne? Tai mes pasirinkom tėvus, mes pasirinkom giminę, ne šiaip sau. Mes ateinam tam, kad mums jie padėtų praeiti mūsų pačių programas, kurias mes atsinešėm iš praeitų gyvenimų. Ir dažnai būna tas kaltinam savo tėvus dėl kažkokių dalykų. Tai aš kai kalbu apie tėvus, tai ką aš matau išskaičiuodama skaičius, vedu visą laiką prie to, kad tai yra mūsų atsakomybė. Tai yra mūsų tėvai ir vis tiek einam link to, kad link dėkingumo. Galutinis taškas turėtų būti dėkingumas. O pavyzdžiui, jeigu moteris jau dabar, tarkim, prieš vestuvės ar ne, prieš ištekėjimą, jinai pas tave, ar pas tave, ar šiaip išsiskaičiuoja savo mergautinę pavardę, tėvo pavardę, tarkim, pagal tą skaičių, ar ne, ir pasižiūrė, koks tada likimas sudėliotas, ta prasme, kokia prognozija. Ir tada galim pasiskaičiuoti vyro tą pavardę. Ar galima, taip netgi sakyčiau, lengva manipulacija, tiesiog pasirinkti ne vyro pavardę, tada likti prie savo pavardės. Ar tai galima manipuliuoti tokiu dalyku? Nes jeigu man, pavyzdžiui, likimas, ta prasme, išskaičiavimas, jeigu aš lieku prie savo pavardės, ar ne, aš išteku, bet aš lieku prie savo pavardės, reiškia, aš lieku prie savo tos krypties. Bet jeigu, pavyzdžiui, vyro pavardės išskaičiavimas rodo, kad tai man palankiau, tokia veda į palankesnę kryptį, tai aš sąmoningai galiu pasirinkti vyro pavardę. Ar čia skaitosi tas, ar čia jau yra tiesiog kažkokie pritempinėjimai? Man toks iškart kažkaip kyla klausimas, ar tikrai, jeigu išskaičiuojam, kad tai kaip ir palankiau, bet vėlgi aš su tą pavardę praeisiu kitas programas, nes ten tuose skaičiuose yra kitos programos. Ir ar jas tikrai bus lengviau praeiti, čia dar klausimas, nes kaip dažnai mes kažko norim, bet situacijos, kurias mes gaunam tam, kad gauti tą norą savo, kad jis išsipildytų, jos būna visai netokios, kaip mes įsivaizduojam. Bet tavo nuomonė, pavyzdžiui, ar vertėtų moteriai prieš ištekant, tarkim, pasižiūrėti tas dvi kryptis, likti su savo pavardę ar su vyro pavardę? Tu rekomenduotum, ar gali pasidalinti savo pamastymais? Aš asmeniškai pavardės savo esu nekeitusi, nieko nežinodama nei per numerologiją, nieko, tai jau daug metų praėjo, mes 16 metų santuokoj. Ir nesigailiu šito sprendimo, nors tiesą pasakius, neskaičiavau, nes, nežinau, kažkaip aš labiau einu per gimimo datą negu pagal vardą pavardę, aišku, tai mums duoda tam tikras savybės. Manau, čia pasirinkimas. Keisti ar nekeisti, net nežinau, kiekviena renkasi savo, čia gal labiau sakyčiau intuicija pasikliauti.
Mm. O kaip, pavyzdžiui, būna, kad mamos savo pavardę, tarkim, nu vis tiek ar tėtės nebūna, ar dar kažkokios situacijos. Ir jeigu vaikas gauna ne tėvo pavardę, o lieka su mamos pavardė, ar tai irgi daro įtaką? Daro, bet aš manau, kad tas vaikas, vat kaip ir su gimimo data pačia, kaip ir vardas, pavardė ir gimimo data, kai vaikas gimsta pats, gimsta per suplanuotą cezarį, ne, kai datą jam parenka. Ir Mhm. tada lygiai taip pat yra skaičiai, kuriuos mes parenkam. Vardą vaikui mes irgi parenkam. Ir tada atrodo, ar nėra taip, kad mes ateinančiai sielai, ar ne, uždedam tokią jau programą. Mhm. Bet jeigu žiūrėti iš to vaiko pozicijos, nu jis prieš ateidamas, jisai žino, kad tai bus. Jisai renkasi tėvus, ar ne, nu, jisai žino, kad tai bus. Ir jisai renkasi mamą, jeigu nėra tėčio, ar ne. Nu, žiūrint iš aukštesnio plano, tai jis žino, kad jis bus be tėčio ir jis gaus tą mamos pavardę. Tai yra ta programa. Mhm. Tai reiškia, tai nėra atsitiktinumai, tai yra jau iš platesnio paveikslo, iš aukščiau pažiūrėjant, tai yra viskas jau ir taip taisyklingai sudėliota, kad taip ir turėjo būti pagal tos sielos ateimą į kažkokią tai šeimą ir pasirinkimą vardo, tėvų santykio, pačios šeimos kažkokio tai modelio, ar ne? Taip, nes netgi vat, matosi, skaičiuojant, matosi, kodėl siela atėjo į tą šeimą, kokia jos užduotis iš vis šitoj giminėj, ką jinai čia turi padaryti. Ir, nu, man tai atitinka iš tikrųjų. Mes turim 4 vaikus ir aš kai žiūriu va tą momentą, kada jie gimė ir kas vyko mūsų šeimoje, nu, man viskas atitinka. Ir aš Mhm. suprantu, kad vietoj to, kad gailėtis vaikų, kad mes jiems kažko ten nedadavėm, nepadarėm ar panašiai, aš suprantu, kad tai yra jie atėjo su šita savo programa, su šita užduotim, jiem reikia praeiti šitas pamokas. Mhm. Tai va tie, kaip sako, ir tie netyčiukai, ar ne, ir tie, kurie anksčiau laiko gimsta, arba tie, kurie vėliau laiko gimsta to termino, suplanuotas cezaris, tai viskas yra tik tai dėl to, kad tai yra sielos planas toksai gimti tada, kai jai reikalinga, ar ne? Aš manau, kad taip. Mhm. Mes galim paskui, tikrai ten būna moteris save kaltina, kad čia per anksti, per vėlai, ten dar kažkaip. Bet žiūrint iš sielos pozicijos, tai, nu, to matyt reikėjo tai sielai. Jinai turėjo tokią užduotį, jinai turi praeiti savo kažkokias pamokas. Mhm. Tai, tai numerologija daugiau atsiremia į datą, kada gimė, ar ne, bet ne į vardą pavardę. Yra skirtingos rūšys numerologijos, yra kur tikrai pagal raides. Ten ir miestai, ir šalis pagal raides skaičiuojas, ne pavyzdžiui, šalies ten data, o pavadinimas. Arba jeigu būna sunku nustatyti datą, tada įmamas pavadinimas. Tai yra kaip papildoma. Tai Mhm. aš labiau remiuosi data. Kaip aš skaičiuoju, aš labiau imu datą, o jų vardas ten yra kaip papildoma tokia informacija. O ar būtina žinoti savo gimimo valandą pas tave, pavyzdžiui, jeigu ateiti, tarkim, konsultacijai kažkokiai, reikia žinoti tą dalyką? Ne, nereikia. Užtenka datos. Mhm. O pas tave vienos konsultacijos užtenka, pavyzdžiui, jeigu aš suprantu, kad žmogus ateina iš smalsumo, tai greičiausiai jisai gauna kaip ir tą tokią kaip ir tokią bendrą informaciją. Mhm. Kiek seansų ar konsultacijų, ar galėtum šiek tiek papasakoti, kaip pas tave viskas vyksta, ko žmogus galėtų tikėtis? Paprastai visada žmogui kyla klausimų, ar ne? Ir tokia konsultacija, kur tiesiog aš žmogui pasakoju, kas jis yra, kokios pas jį programos, ten būna pamokos, kokios iš anksčiau atsineštos ir panašiai. Ir jeigu tiesiog va taip kalbėti, žmogus gauna informaciją apie save ir dažniausiai būna šokiruoti, kaip viskas atitinka. Nu, Mhm. reakcijos būna tikrai labai įdomios, tokios, nu, pozityvios, sakyčiau. Bet visada efektyviau, kai žmogus ateina su konkrečiu klausimu, kas jį neramina šiuo metu. Nes aš sakau, kai aš paskui tiesiog apie žmogų, aš biškai gaunas apšaudimas į orą dėl to, kad aš nežinau, ką jis jau, ar jis dirba su savim, ar jis nedirba. Nes labai skiriasi. Jis gali būti jau praėjęs tam tikras programas. Nes jeigu žmogui yra 40-50 metų ir jis jau kažkurį laiką dirba su savim, tai tam tikri dalykai jau jam gali būti nebeaktualūs. Tai Mhm. tiesiog nėra tikslo apie tai kalbėti, jeigu jis jau pradirbo tam tikras programas. Arba va, šiuo metu, pas jį net galim pažiūrėti iš šių metų, šių mėnesių ar net šios dienos, kokios energijos yra ir į ką reikėtų atkreipti dėmesį. Tai mes su tuo ir dirbam, ar ne? Jeigu, pavyzdžiui, mano šiais metais, man, nežinau, nesugalvoju dabar konkrečiai, bet reikėtų paprasčiau išmokti viską žiūrėti. Lengvesnio tokio požiūrio, daugiau pozityvo, nesiknisti, nesigilinti, o tiesiog paleisti daugiau dalykų.
Ir jeigu aš jau su tuo dirbau, man tai eis natūraliai. Jeigu aš nedirbau, tai gali būti, kad aš užstrigsiu tame. Ir žinodama, kad man šiais metais reikia tai atkreipti dėmesį, man bus paprasčiau. Mhm. Man apskritai žinojimas, jisai man labai supaprastina daug dalykų. Tokių nuima nerimo, daug baimių ir panašiai. O gali žmogus ateiti su depresija ir sakyti, va čia mano problema yra? Gali, žinoma. Aha, ir tada jisai gauna tokią kaip ir kodėl tai vyksta, ar ne? Kas gali būti, ar tu esi turėjusi kažkokį tai žmogų, kuris atėjo ir sako, man ten depresija, man apatija, aš nieko nenoriu. Ar kaip tada žmogaus viskas, tas judėjimas, kur jisai vyksta? Būna, kad ateina žmogus, kai jisai sako, tokia, krizė gyvenime. Ne? Ir aš pastebėjau, kad tam tikram amžiui dažniausiai tai įvyksta, kai atrodo viskas yra blogai. Santykiai, pinigai, sveikata pradeda birėti visus rytis vienu metu. Ir va tada tiesiog žiūri, o kame problema. Ir žmogus būna, jeigu šeimoje kažkokios problemos arba sveikatai, jisai ten ir ieško to atsakymų. O kartais mes grįžtam atgal, nes žiūrim jo kaip asmenybę žmogaus, kaip jisai realizuoja savo talentus, ar jis eina savo keliu, kokie santykiai su jo tėvais. Visada aš einu link tėvų, nors dažniausiai žmonės linkia praleisti šitą dalį, aš vis tiek mėgstu prie jos grįžti. Ir kol yra nesutvarkyti santykiai su tėvais, eiti į realizaciją ir santykius, sveikata jau visą laiką yra kaip rezultatas. Tai, bet tiek darbe, tiek santykiuose problemos, jos labai sunkiai sprendžiasi, kol mes negrįžtam į tą pradinį tašką. Su savo tėvais ir su savim. Vis tiek viskas nuo savęs prasideda. O gali tėvai kreiptis dėl vaikų, pavyzdžiui, kad padėti vaikams kažkur tai juos nukreipti, ar kažkaip per tas užuominas, ar čia yra kiekvienam tokia konsultacija asmeninė, ar galima ir Galima. Turėjau, kai būna pas mane ateina žmogus ir paskui savo vaikus atranda. Tai vaikus tikrai verta žiūrėti, nes vaikus matosi pas vaikus, kur juos nukreipti, kokiem tinka būreliai, kokios sporto rūšis, ar tai iš vis vaikas meniškas, ar ne, kai būna šeimoje visi sportininko, vienas, kaip sakau, trečias brolis Jonas, ar ne, toks, nesupranti, ką su juo daryti, kur jį nukreipti, jam visur blogai, o pasirodo, to vaiko visai kita kryptis yra. Tada galiu duoti rekomendacijas, kaip su tokiu vaiku bendrauti, kaip kalbėti, ar daugiau atvirauti, ar jam daugiau disciplinos reikia, jam jokių būdų prieš jo balsą negali. Tai nes jis užsidarys. Taip, jis dar labiau užsidarys. Vienam gali griežčiau pasakyti, kitam negalima padaryti. Jis yra kitoks. Tai mano pačios vaikai yra skirtingi ir su jais bendrauti reikia skirtingai. O kiek laiko trunka viena konsultacija? Jeigu mes taip žiūrim pilną tą vaizdą, tokią tiesiog bendrą informaciją, tai mano įrašas, jeigu aš darau tik savo įrašą, ne online, o tik tai gryną įrašą, būna apie 3 valandas. Taip, nemažai. Oho, tai čia. Netgi. Į 2 valandas niekaip, jo, tokio monologo. Tai yra daug, jo, tai yra daug. Jeigu konkrečiai sritį, tai tada žiūrim. Jeigu tai yra dialogas, tai labai individualu. Jeigu tai yra labai toks, tiesiog klausimas žmogus, man paprasčiausiai, kai susiskambinam ir bendraujam, nes aš galiu užduoti klausimą, aš tada žiūriu skaičius, aš galiu žmogui užduoti klausimus ne iš numerologijos, aš jau prijungiu savo šiek tiek kitas žinias, galiu duoti rekomendacijas tiek iš paskui ir eterinius aliejus, kokius naudoti, ir kažką su žolelėm, jeigu tai yra sveikatos sritis, arba nukreipiu pas žolininkę, nukreipiu pas specialistą, turiu rekomendacijas įvairiausių specialistų. Ir pas tave nukreipiau ne vieną kartą. Ačiū. Ačiū. O dabar žiūrėkime, aš, pavyzdžiui, ateinu, tarkim, man smalsumas apie save sužinoti, ateinu pas tave, duodu savo gimimo datą ir kai tu man apibūdini, aš galėčiau tada jau pas tave kreiptis dėl kitų konsultacijų, išskaidyti savo kažkokius tai ten problemas, kažkokius tai aspektus ir tada jau galėčiau konkrečiai eiti per kiekvieną aspektą atskirai su tavim, ar ne? Tai ar gali būti tokia besitęsianti kelionė, kaip netgi irgi apibūdinti ne tik tai, kad numerologija kaip prognozija, bet ir darbas su savimi, su tavo pagalba. Taip. Mano šiaip toks tikslas ir yra, nes man tiesiog žmogui pasakyti, va, tu esi toks ir žmogus išėjęs sakys, gerai, aš toks, o ką man su to daryti? Aš turiu tokios programos, bet yra žmonės, kurie daug dirba su savim, ieško įvairių metodikų, bet yra žmonių, kurie iš vis jie pirmą kartą su to susiduria.
Ir jie nežino, kur eit, o pasiūla dabar yra begalinė, įvairiausių praktikų ir tikrai tame pasimesti galima. Tai mes tikrai galim keliauti kartu toliau ir žiūrėti, ar ne, bet toks vedimas žmogui per tas programas ir galim kartu, ar ne, aš galiu duoti namų darbus, galim kartu eiti, jeigu taip labiau iš psichosomatikos, tai čia jau reikia dialogo. Tiesiog tai nepaleisiu savarankiškai. Vis tiek tokia pagalba turi būti ir žmogaus kelionėje. Taip, nes Priežiūra. Taip, nes būna, pakalbam mes net ir su savoje aplinkoje, ar ne, yra tas ir tas, ar ne, kažkokia savybė, kas su to daryti. Ir sėdim ir dialogas vyksta tiesiog ir paleidžiam, tai būna tikrai ir ašarų, ir palengvėjimų, ir reakcijų pačių įvairiausių. Iš karto dirbam su tuo. Aha, o tu sakei, kad netgi namo numeris, kuriame gyveni, ar ne, tai pavyzdžiui, jeigu pagal skaičius rodo, kad tas namo numeris, tarkim, daro tą įtaką tokia iš negatyvios pusės, tarkim, ar ne, kažkur strigimas, ar galime netgi išsikraustant į kitą namą sąmoningai ieškoti kažkokio tai numerio, ar tai būtų, ar tai namo. Vėlgi, ar galima, aš grįžtu prie to pačio, ar galima šiek tiek manipuliuoti tos išorės skaičiais, kad savo padėti tame savo ašyje? Galim, mes galim savo padėti, galim savo pakenkti. Nes jeigu, pavyzdžiui, ten namas yra koks nors 7 ir pas mane 7 yra daug, bet aš nesu praėjus šitų programų. Ne? Man 7 veikia per minusą. Ir kaip taisyklė, kokia 7 diena, ar 16, ar 25, įvyksta įvykiai kažkokie nelabai malonūs. Nes netgi dienose tai atsispindi. Ir jeigu aš rinksiuos dabar namą su 7 numeriu, nes jisai, man, kaip sako, sėkmingas, kažkur išgirdau, sėkmingas skaičius. Bet aš būsiu nepraėjus tų programų, jis man veiks negatyviai. Tas negatyviai vėlgi tada tam name aš vis tiek turėsiu dirbti su tom savybėm, kurias neša 7. Tai galima sakyti, kad čia yra kaip ir toksai spaudimas, kad tu privalai dirbti su ta programa toksai, ar ne, kad jis tave spaudžia, kad tu pagaliau kažką su tuo darytum. Taip, man tai buvo iš tikrųjų, kai aš tos savo skaičius, kurie, kaip sakau, mane persekė, uždėjo man mašinos numerį. Ta mašina subirėjo į nieką. Sugedo viskas, variklis, greičių dėžė, kėbulas. Ta prasme, gedo dalykai, kurie atrodo, jie tai iš vis lygioj vietoj, nes aš buvau nepraėjus tų programų. Ir atrodo, taigi mano skaičiai, jie visur aplink mane, o jie man baksnoja, kad atkreipk dėmesį. O ar galėčiau dabar iš smalsumo tokio, iš savęs, pas mane aš pastebėjau, kad yra, aš nežinau kaip juos įvardinti, bet ten 12, 1, 2 ir 0, jie tarpusavį taip maišosi. Bet šitie pagrindiniai, 1 ir 2, jų labai daug mano gyvenime. Vienetas apskritai tai yra Saulė, tai yra Saulės energija ir jinai yra stipri, tai yra lyderio energija, tai yra iš gerosios pusės, ar ne, tai yra žmogus lyderis, kuris įkvepia kitus, kuris veda į priekį, tai yra tokia stiprybė, jėga. Ir jeigu per minusą, tai yra žmogus, kuris aš geriau žinau negu kiti, aš žinau, kaip kitiem reikia gyventi, tai yra žmogus, kuris turi labai stiprią kontrolę ir tuo pačiu labai didelį nepasitikėjimą. Nes pasitikėjimas ir kontrolė, jie tiesiogiai susiję. Ir kai žmogus nepasitikė kitais, jis nuolat kontroliuoja. Bet jeigu, pavyzdžiui, mama savo vaikus, ar ne, nuolat viską turi sutikrinti, sudėti kuprinę, pažiūrėti, neapsirengia, ar ne, ar ten viskas gerai. Ir kaip su tuo dirbti, aš iš tikrųjų, aš pati turiu irgi vienetų ir paleisti. Tiesiog leisti jiem klysti, ar ne, leisti jiem savo vaikam padaryti nesąmonių, nesusidėti ten į kokį žygį, kokį nors dalykų. Leisti neišmokti ir gauti blogą pažymį, bet nustot kaišiot pagalvėlės. Man 9 metų mergaitė, kai buvo dar, jinai čia keli metai atgal, sako, mama, tu per daug mane saugai, mes vaikai, mes turim užsigauti, tai taip jokingai ir mane sukrėtė iš tikrųjų. Ir tas, jos tie žodžiai leido man šiek tiek jau lengviau į tai pažiūrėti. Bet kaip teisingai tu čia viską pasakė, atrodo, taip labai labai rezonuoja. Ir mums atrodo, kad mes rūpinamės, taigi mes čia gerą darom, bet iš tikrųjų mes neleidžiam jiem augti. Ir ypatingai blogai berniukams šitą daryti. Ypatingai blogai, nes jie turi klysti, jie turi suklupti, aš, pavyzdžiui, mano vaikai jau dabar, 16 po kelių dienų dvyniam yra. Jie manęs būna ateina paklausę kažkokį patarimo pasitarti. Tai prieš duodama patarimą aš visada paklausau, kaip tavo.
O kaip tu Mhm. pasielgtum? Paskui jau aš galiu pasakyti savo įžvalgas, kažką gal plačiau, kažkur aš būna, nu, turiu tikrai stiprią intuiciją ir aš būna numatau kelius žingsnius į priekį, bet aš išmokau patylėti. Ar ne, aš Mhm. būna tiesiog, arba kažkokį kontrolinį klausimą užduoti, ar ne, kad nu, žmogus susimastytų tada ir vaikas, ar kitas žmogus, bet kad jis pats gautų tą atsakymą iš savo vidaus, vietoj to, kad mes duodam instrukciją, nes taip vaikai ir užauga, ar ne, darželėje pasakyta, ką daryti, nueina į mokyklą, jie gauna vadovėlį, jiem pasakyta. Mhm. Išeina į darbą, jiem pasakyta, kokias pareigas atlikti ir paskui ateina 35-40 metų, jis iš vis nesupranta, kas vyksta su jo gyvenimu. Nes jam visą gyvenimą sakė, o kaip jam gyventi ir jis paskui supranta, kad jam tai nebetenkina, o kaip gyventi jisai nemoka. Mhm. Ir greičiausiai gauna antrą pusę tokią, kuri irgi paskui pasakinėja, kaip gyventi. Kontrolė. Taip, taip, pagal antrą pusę irgi labai gerai matosi, bet, pavyzdžiui, žiūrint, tarkim, aš žiūrėjau savo ir vyrą ir galvoju, vat kodėl aš sutikau tokį vyrą. Ir žiūrint į jo gimimo datą ir savo, aš ten pasižiūrėjau ir labai gerai supratau, kokia buvo mano pasąmoninė programa, ką man reikėjo, ko aš norėjau ir kodėl aš pritraukiau tokį žmogų. Mhm. O Vietoj to, dvejetukas, kad oi, jo, atsiprašau. o dvejetukas yra mėnulis, tai yra labai moteriška energija, tai yra labai švelni, tai yra labai daug jausmų, tai yra apie draugystę, apie susijungimą, mm, balsas, tarp kitko, oratorystė, kalbėjimas, žinių perdavimas per balsą. Bet jeigu dvejetukai, žmonės turintys dvejetus, ypatingai jeigu tai yra gerklės čakros vietoj stovintis skaičius, ir jeigu jie nesireiškia per balsą, pas juos prasideda problemos su skydliauke arba su moteriškos problemos dar gali būti. Ir per negatyvą tai yra žmonės, kurie arba iš vis nelinkę bendrauti, arba kaip tik pletkai, apkalbos, kažkokie smerkimai, tokie už nugaros visi tie dalykai. Dar ką turi dvejetukai, jie yra labai, tai yra susijęs su mama. Pirma, vienetas yra susijęs su tėčiu, vienetas ir penketas, o dvejetas yra susijęs su mama ir su moteriška giminėmis. Tai jeigu ten nuolat baksnoja, irgi reikia žiūrėti savo santykius su mama, su močiute Mhm. ir su savo vidinė tą moterišką ašimą, ne? Kiek aš jaučiu, kiek aš priemu savo tą moterišką pusę. Jeigu būna vyrai, turi daug dvejetų, tai jie dažnai būna priklausomi nuo savo mamos, paskui nuo žmonos ir tai yra vyrai, kuriais nu, jie tarsi padarys bet ką, kad tik įtiktų ir patiktų. Jis Mhm. gali atsigult po plintuso vietoje būti, bet jis nedrįs paprieštarauti, jis nedrįs pasakyti, jis užblokuoja tą savo gerklės čakrą ir jis nesugeba pasakyti paprieštarauti, kad tik jo nepaliktų. Moteris dažnai būna atvirkščiai, jos kaip tik neigia, jos prieštarauja mamai, jos darys viską priešingai, tokia kontrpriklausomybė atsiranda. Toks nu, vat, noras įrodyti mamai kažką ir šiaip, tai sakau, yra labai labai jausmingi žmonės, jie būna girdimi, matomi ir mylimi visų kitų žmonių aplinkui, jeigu ateina į kompaniją ir jeigu tai yra žmogus, kurio visada labai įdomu klausytis. Ir būna žmonės, kurie labai geri psichologai, jie jaučia, ne, jie gali sutaikyti žmonės, geri mediatoriai. Bet tai gali vieną išklausyti, kitą išklausyti, rasti tavo tokį bendrą viduriuką, kur tas sąlyčio taškas, kaip juos sueiti. Ir tai gali būti du žmonės, tai gali būti žmogus, kaip sakau, santykė su savim, ar ne tai, ką turi padėti žmonėms daryti, tai va, atkurti tą santykį su savim. Mhm. Tai jo, o per neigiamą tai labai svarbu išeiti iš priklausomybės. Mhm. Bet pavyzdžiui, tai, kas tave supa, tie skaičiai, kuriuos tu pastoviai matai, jie nebūtinai turi būti išskaičiavimas iš datos, kad sutaptų. Ar ne? Nes aš, pavyzdžiui, mane aplinkui suko tie skaičiai, bet aš žinau, kad aš kai išskaičiavau savo datą, kad visiškai kitas skaičius yra. Skaičiuojant datas, ten yra daug skaičių. Yra pagal metodiką, kurią aš dirbu, yra 5 Tai čia net kaip įsiskaičiuoja, ar ne net? Taip, ten yra daug labai, aš vienąkart skaičiau, jų yra virš 20, tokių pagrindinių, ir yra skaičiai, kurie rodo mūsų labiau išorę, kaip mes save pozicionuojam išorėje, ir skaičiai, kurie mums rodo labiau mūsų vidų. Tai, ko mes nenorim, kad kiti matytų, kartais ką mes slepiam patys nuo savęs. Netgi tai būna mūsų stiprybės, kurių mes bijom. Ne, va, kaip sakau, ten, kur mūsų baimės, ten mūsų galimybė. Ir tai yra skaičiai, kurie va ten pasislėpia. Ir jie yra viduje. Čia jau reikia kiekvienam asmeniškai skaičiuoti.
Geras, nes dabar yra ta populiarioji, pagal kurią aš dariau, tai kurią aš tik tais žinau vienintelė, kur tu ir sudedi tuos gimimo datą, tiesiog tuos visus skaičiukus pailiui ir vat, tavo čia gaunasi tas Mhm. bendras, ar ne? Tai čia nebūtinai toksai Ne, čia skaičiavimas yra. lašas jūroje. Supratau, tai čia, oi, kaip įdomu, iš tikrųjų. Ir gerai, ir tada vat, žmogui pasakai tas pliusas, minusas, jisai savie atpažįsta ir toliau jūs keliaujate, vat, ką tada daryti, ar ne, su ta, vat, Mhm. jeigu tas, tarkim, vienetukas eina į minusą, jeigu tas dvejetas irgi eina į minusą, ir tada aš jau galėčiau iš tavęs tikėtis ko. Ir tada mes arba sakau, jeigu žmogus nori, aš šiaip rekomendacijas aš duodu visada, nepriklausomai ar žmogus toliau dirbs su manim ar ne, aš visada duodu rekomendacijas, ką jam daryti, kokios praktikos jam padėtų, į ką atkreipti dėmesį ir panašiai. Jeigu mes keliaujam toliau, tai tada nu, einam giliau šiek tiek, ne? Nes nu, jeigu žmogui reikia tiesiog duoti patarimą, kad nu, susidėliok dienos režimą ir kaip taisyklė tai būna be galo sunku padaryti, tas, kas turi tos Mhm. programos. Tai, nu, bet čia vėlgi, čia yra tokia, kaip sakau, valios reikia tam. Nu, kol nepakelsim užpakalio nuo sofos, dėja niekas nepadarys. Tai vis tiek tam reikia valios ir tam reikia fizinių veiksmų. Vis tiek mes Mhm. turim tai daryti fiziškai. Neužtenka vien tik dirbti, pradirbinėti ir panašiai. Mes vis tiek turim daryti fiziškai. Jeigu mes keliaujam toliau ir žiūrim labiau iš psichosomatikos, jeigu tai yra kažkokia sveikatos problema, jeigu tai yra kažkokia baimė, santykių kažkokios problemos. Nes nu, man įdomiausias visada yra santykių sveikatos sritis. Tai galbūt Mhm. yra mano tas arkliukas. Arkliukas. Jo, tai yra tai, kur aš pati daugiausia jau, kur aš daugiausia knisausi ir jau nežinau, kiek metų visokiausių atsakymų ieškojau ir tai yra labiau taip, kad yra žmonių, kurie labiau eina į finansų sritį, ar ne? Tai mes galim pažiūrėti irgi, jeigu tai yra realizacijos klausimas, bet nu, aš vis tiek duosiu daugiau patarimus, kokias savybės savyje ugdyti, kad realizuoti save. Ne Mhm. konkrečiai, kur darbą susirasti, nes vienas skaičius gali duoti labai skirtingas kryptis. Tai bus mano savybė, kurią aš galiu realizuoti. Tai nu, jeigu aš esu labai kūrybiška asmenybė, tai man dirbti buhalterę bus tikrai sunku. Mhm. Tai jeigu mes, pavyzdžiui, renkam personalą, atsidarom savo kažkokią įmonę, renkam personalą ir dabar ateis žmogus, kuris yra va, gimimo datoje matos, kad yra labai kūrybiškas, o mes jį pasodinsim ten, nežinau, techninius darbus daryti. Tai bus sunku ir jisai neduos to rezultato, jam reikia kitos vietos, gal jis bus stipresnis kažkokie marketingo srityje. Tai va, tai kas liečia finansus, sakau, labiau aš galiu tiesiog duoti patarimus, kaip save realizuoti ir kokias savo savybės ugdytis, kaip save skleisti, kur yra stiprios pusės. Ir ten dažniausiai būna labai daug baimių. Va, o jau ten, kaip uždirbinėti pinigus ir panašiai, aš jau ten nelengva. Čia visų ne mano Mhm. sritis. Žinau, čia gal koks coachingas ar kažkas kitas labiau padėtų. Tai va, tai ne visai tas, kur aš einu. Man labiau įdomu, va, pasakau, tarpusavio santykis su savim, sveikata, šeimoje santykiai su vaikais, nes, sakau, tam irgi daug patirties asmeninės. Mhm. Tai, O tai va, aha, o Egle, aš žinau, kad vat, jeigu tu galėtum pasidalinti kažkokiam tai istorijom, vat, nu, kad žmogus galbūt savęs net pažintų, bet vat, kad pasidalinti savo istorijom, nes aš žinau, kad tave netgi ragana vadina, kad tu ten keurai kažką tai pamatai. Ar galėtum šiek tiek pasidalinti vat, savo tuo patirtimi, sensų patirtimi? jo, yra čia buvę atvejis, kai nusinčiau žmogui tiesiog informaciją apie jį, koks, aš neatsimenu iš tikrųjų, kokia tai buvo sritis, galbūt santykių. Koks žmogus yra santykėje, kuris tai neatsiskleidžia, kuris ten bijo kažką pasakyti ir paskui jo gavau tokią žinutę, sako, nu tu raganas, sako, kiaurai matai mane. Tai Mhm. iš tikrųjų, tai aš matau skaičius, bet netgi vienodus skaičius matydama pas skirtingus žmones, aš jiem kartais duodu skirtingą informaciją. Kiekvienas skaičius, vėlgi tai yra kombinacijos tam tikros, tai nėra tik tai, kad ten 5, 6 ar 7, ar ne. Ten yra ir tam tikros skaičių kombinacijos, kur vienos energijos jos arba pastiprina, arba pasilpnina kažkurias savybės. Bet jo, ir aš, nu, turbūt yra dalykai, kurie ateina iš vidaus. Tai yra intuicija, tai yra žmogaus pajautimas. Nes aš, kai dirbu su žmogumi, aš tam atiduodu tikrai daug energijos savo ir aš jį stengiuosi ne tik pamatyti per skaičius, bet ir pajausti.
Ir vienam galiu pasakyti vieną, kitam galiu pasakyti kitą. Ir galbūt dėl to žmonės paskui taip atliepia, kad jiem tikrai atitinka, ką aš apie juos pasakau. Buvo, kad tikrai pasakiau, kur susitiko žmonės, vyras su moterim, kur jie susipažino vietą. Tai ne konkreti vieta, ten koks kavinė ar baras, bet tai yra vieša vieta, ten publika, žmonės, renginys kažkoks. Kokio tipo renginys, man atrodo, netgi pasakiau. Tai, va tokie dalykai. Tai būna žmonės kartais šokiruoja, o būna kartais, vieni sako, čia labai labai apie mane, kiti sako, aš savęs nepažįstu, bet kartais būna labai sunku save pasižiūrėti. O aš, kai žinau žmogaus istoriją ir kai jis man sako, čia ne apie mane ir galvoju, Dieve, kaip čia apie tave. Kartais reikia laiko. Man pačiai yra buvę tokia, po vieną seminarą, atsimenu, išvažiavau, kaip ir perklausiau, atrodė viskas aišku. Ir praėjo gal ar 2 ar 3 metai ir man tada tai buvo, tai va, ką jisai turėjo omeny. Tiesiog susidėlioja situacijos kažkokios, atėjo suvokimai ir tik po kiek laiko aš supratau, apie ką tai buvo. Tai lygiai taip pat su numerologija kartais būna atmetimo reakcija. Aš labai daug su tuo nesusidūriau, man labiau patvirtina, kad tinka. Bet gali būti kažkur atmetimo reakcija, nes žmogus būna kartais žiūri išoriškai. Taigi taip pat ir tokį darbą dirbau, ir tai buvo, ir čia ir tarp tėvų toks ir toks santykis, nes matosi, koks yra santykis tarp tėvų. Ir sako taip, bet, pavyzdžiui, aš matau energija, kuri yra tokia ganėtinai kovinga, ir žmogus ją gali išoriai reikšti, jis gali ten per galvas, kiaurai sienom, reikštis išoriai. Bet gali ta pati energija būti pas žmogų viduje ir kartais mes nesuprantam, kad jisai ją turi, o jis ten viduje labai kovoja su savim. Nori pasakyti, nepasako, nori daryti, bet nedaro, nes bijo. Ir nuolatinė vidinė kova pasivyksta. Ir tai yra ta pati energija. Bet, sakau, užtat kartais atrodo, žmogus kažką padaro ir mes taip žiūrime, kaip jis taip galėjo, o tai jam tiesiog iš vidaus jau prasiveržia. Bet pasitas visą laiką. Tai va čia kartais būna tas neigimas, kad ne, tai ne apie mane, bet jeigu taip giliau pasižiūrėti, taip, tai apie mane. Tai sunkiausia. Man, pavyzdžiui, save žiūrėti irgi buvo sunkiausia. Nes aš čia, pavyzdžiui, kai klausausi, tai reikia drąsos. Nes, kaip ir tu sakei, kad mes kai kurios dalykus slepiame net patys nuo savęs dėl kažkokių tai priežasčių, ar nenorime, kažkaip galbūt gėda, galbūt baisu. Tai čia pamatyti tokį kaip tą visą informaciją, kurią tu duodi kaip tiesą į akis, reikia turėti drąsos. Iš tikrųjų taip. Ir būna, kai ateina, sako, man vyras man toks ir toks ir toks, mano vaikai tokie ir tokie, ką su jais daryti. Taip, sakau, ne su jais daryti, o su savimi. Nes, aš tai čia tikrai iš savo patirties kalbu, kad viskas, kas yra mūsų aplinkoje, artimiausia aplinkoje, visada mums baksnoja į mūsų tam tikrą. Tik dažnai jos būna viduje, jos nėra išoriai išreikštos. Jos būna toks, kaip ir tas pasakymas dabar, meilė savo ar nereikia mylėti save. Tai dažnai taip suprantama, kad reiškia, man reikia eiti kažkokias procedūras, čia gražiai atrodyti, skirti savo pinigų, skirti laiko, bet daugiau būna apie išorinius dalykus. Bet aš sakyčiau, ta meilė savo dažnai būna ir tai, kad mes nenorim rimti savo tamsiosios pusės ir pamilti savo tos tamsios pusės, kurią mums dažnai rodo mūsų aplinkiniai žmonės. Ir mums reikia pamilti savo, ir visų pirma ją pamatyti, ją priimti ir tada pamilti. Tai čia irgi meilė savo. Nes man labai patinka priminti žmonėms, kad ta blogoji, ta tamsioji pusė, kurios jie negali priimti, nenori priimti, tai nėra šiaip savo tamsi pusė, jinai yra susikūrusi ta dalis, kuriai reikėjo kažkada išgyventi, kuris susikūrė iš kažkokio tai skausmo, iš kažkokio tai nepilnavertiškumo, iš menkumo ir iš to, kad reikėjo kažką tai išgyventi toje galbūt netgi destrukcinėje aplinkoje. Jinai neatsikūrė ta tamsioji pusė iš nieko. Dažniausiai tai susikūrė iš skausmo. Taip. O skausmą pamatyti, priimti visada sunku yra, nes tam sukyla tam tikros emocijos ir jeigu žmogus yra nepratęs dirbti, su savo jausmais, su emocijom, jam labai sunku. Nes viduje pradeda vykti kažkokie pokyčiai, nes būna užduoti tam tikrą klausimą ir žiūri, žmogus graudinasi. Jam vieno sako, nes palėtė ten, kur jam skauda. Ir ką dažniausiai daro, numirksim ašaras ir nustumiam į šoną. Tai iš tikrųjų tai gali netgi savotiškai kai kuriais atvejais ir pablogėti, bet pablogėti prieš pagerėjimą.
Taip, nes mes tiesiog pradedam priimti tai, ką labai ilgai neigiam. Tikrai ne vieną atsiliepimą esu gavus, kur sako, vat, ateidavo mintis, bet aš ją vis nustumdavau iš šono, ar ne? Nu, pavyzdžiui, kad ne savo darbė sėdžiu, arba ten santykio kažkokie su kolegom, su šeimoje, su vaikais. Ir lyg ateina mintis, kad gal čia apie mane, bet, nu ne, čia jo problema. Mhm. Ir nustumėm, o čia vat ateina ir, nu ne, nu soriukas, nu čia tavo problema. Net Mhm. nežinau, ar čia problema iš tikrųjų, tai galbūt tai yra galimybė. Taip, ir man labai patinka ta banali tokia frazė, bet jinai tokia teisinga, kad kiekvienoje nesėkmės sėkloje kiekvienoje nesėkmėje yra sėkmės sėkla. Mhm. Tik mes pamatome tą nesėkmę ir bėgame nuo jos, nes eiktų, čia kiek reikalų dar praeiti tą nesėkmę, kol surasiu tą sėkmę, ne, bėgu, gal aš rasiu iš karto paruoštą sėkmę. Taip, tik dabar toks laikas, kad niekur pabėgti nebepavyksta. Mm. Labai Jo. greitai grąžina, man tai išvis man tiesiog veikia, vat, nu, tą pačią dieną padariau kokią nesąmonę ir iš karto vat, per sveikatą. Nu, iš karto. Mhm. Man nereikia laukti nei mėnesį, nei metus, aš gaunu iš karto. Ir nu, labai greitai matosi. Mhm. O Eglė, tu užsiminėjai, kad turėjai grupę merginų, ar ne? Ar vis dar kažkokia tai yra tokia pas tave projektai su grupėmis, ar čia nebėra jau tų dalykų? Tai buvo tokia 5 savaičių programa, kurią mes prakeliavom kartu. Vasarą dabar aš grupės neturiu. Dėliojuosi šiek tiek mintis, noriu galbūt keisti. Yra planų, vėl yra planų, manau, kad nuo rudens. Tik šiek tiek kitokiam formate, nes aš irgi pati nuolat gilinuosi, tobulinuosi ir skirtingas sritis ir apjungiu tas žinias, kurias kažkada jau buvau ir užmiršusi, aš jas vis pasikeliu. Ir kol kas yra asmeninės konsultacijos, nes šiaip vis tiek efektyvu yra asmeninė. Kai yra grupė, Mhm. grupėje kartais būna, vėlgi labai priklauso kokia grupė, bet toks pamotyvuojam vieni kitus. Ypatingai efektyvu yra, jeigu kartu daryt praktikas, nes tarsi darom visi kartu, ar ne, toks bendra atmosfera ir tada yra lengviau. Bet konsultaciją žmogui net ir grupė aš duodavau asmeninėmis, labai daug asmeninių dalykų ir aš kai gaudavau paskui tą tokį atgalinį ryšį, tai vis tiek man dalindavos asmeniškai. Nu, Mhm. turi susikurt tada ryšys tarp žmonių, kad tie grupė išdrįstų dalintis kažkokiais. Tai sakau, šiek tiek galbūt keiščiau formatą pačios grupės, nes taip būdavo, mes ten siūsdavau į tą visą analizės asmeniškai, o jau bendrai paskui mes darydavom praktikas daviau, paskui ten tokias ir meditacijas, aš aišku norėčiau jų dar daugiau pridėti. Tai čia buvo mano toks kaip bandomasis projektas. Bet galima tikėtis ateityje, kad tu dar sukursi tokių projektų, ar ne? Manau taip, galbūt kažkokiam biškai kitam formate, bet taip. Mhm. Tai O ar būtų galėtum dabar įvardinti, pavyzdžiui, balsu, paskui mes įdėsime, aš į aprašą įdėsiu, kaip tave galima būtų rasti, bet kaip su tavimi susisiekti? Pavyzdžiui, jeigu aš sekčiau tave ir vat, laukčiau tavo projektų, kur aš kurioj platformai galėčiau apie jį išgirsti, kur aš tave galėčiau susirasti ir su tavimi susisiekti? šiaip aš esu ir Facebook'e, ir Instagram'e, ir Telegram'e, tai mano asmeniniai, ten aš jokių pavadinimų mandrų neturiu, tai yra tiesiog mano vardas pavardė. Ir kol kas aš labai neaktyvi soctinkluose ir suprantu, kad reikia. Mhm. Reikia daugiau kalbėti apie tai, ką aš darau, nes daugiau būdavo toksai per rekomendacijas per pažįstamus, ten toksai, nu, kaip šešėlėje šiek tiek. Tai manau, kad pradėsiu daugiau kalbėti, rodytis ir čia, sakau, aš irgi per save labai stipriai lipau, kai iš vis pradėjau, nes tokia daug to nepasitikėjimo savim buvo labai. Tai va, bet šiaip tai asmeniniam žinutėm visada galima tai. Tai pasakyk savo vardą, pavardę. Tai Eglė Vainiūtė. Gerai, ir mes įdėsime šitą vat, nuorodas į aprašą šito YouTube ikonėlėje. Kas norės susisiekti asmeniškai su Egle, kas galbūt apie numerologiją. Tai aš kaip suprantu, tai, ką tu darai, tai nėra tai, ką pavyzdžiui, tik tais numerologija. Tai yra labai daug dar prijungtų dalykų. Ar galėtum papasakoti, bet, pavyzdžiui, žmogus pirmą kartą išgirs apie numerologiją. Ar galėtum taip bendrais bruožais pasakyti savo tą kaip apibrėžimą galbūt arba apibūdinimą, bet ką tu darai?
Kokių dar technikų ar tų metodų įeina į tavo numerologiją? Tai numerologija, sakau, kaip ir minėjau, kad aš neinu į tą, kad kas bus ir ko nebus, nes aš esu linkus, kaip pasakyti, žiūri iš tos pozicijos, kad mes renkamės visą laiką. Ne? Mes turime galimybės, mes renkamės. Ir mes renkamės arba iš baimės, iš nepasitikėjimo, nežinau, iš pykčio ir panašiai darom sprendimus, arba iš tam pozityvų, kaip sakau, tokių, iš kaip tik tikėjimo, ėjimo į priekį ir tai ir tada mes einam skirtingu keliu. Tai va ta numerologija ir yra apie tai, kad mes visąlaik turim teisę rinktis. Ir nėra vieno to mūsų likimo, kuris mums užrašytas ir bus taip ir ne kitaip. Tai va šituo aš netikiu pati ir niekada žmonėms taip nesakau. Aš visada sakau, kad mes renkam. Tai va tą aš pasakau žmonėm ir skaičiuose, pasakau apie jų talentus, galimybės, silpnas vietas, sveikata ir panašiai. O toliau aš prijungiu psichosomatiką. Tai mes keliavom, jeigu nori žmogus, per kūno pojūčius, per baimės, per kažkokius įvykius. Galim keliauti per tokią, metodikų yra skirtingų, bet vėlgi atrasti tą pradinį šaltinį, o kur užsifiksavo ten ta programa pas žmogų ir ten su jie tvarkytis. Paskui kaip rekomendacijos, tai irgi gali duoti savo praktikas, ką žmogus gali daryti namuose, savarankiškai. Jos nėra sudėtingos, jos labai paprastos. Ir tada papildomai eteriniai aliejai, žolelės, kažkokie, netgi parekomenduot galiu kokį ar sportas, ar šokiai, ar judėjimo forma, kokie žmogui tiktų, kaip jisai galėtų savo padėti. Nes aš iš savo patirties galiu pasakyti, kad jeigu aš užsisėdžiu vienoje vietoje, man atrodo, kad ir mano mintis jos jam pradeda pūti tiesiog. Ir man reikia judėjimo. Aš vieną kartą niekaip negalėjau gauti atsakymų, man nesusidėliojo bendras paveikslas. Niekaip. Aš tiesiog sėdau ant dviračio ir išvažiavau. Ir be važiuojant dviračiu man atėjo atsakymas. Išjudinai energijas, ne? Taip. Nes man judėjimas reikalingas ir aš mėgstu tiek su dviračiu, tiek su mašina, sportas. Tiesiog judėjimas. Man reikalingas judėjimas nuolatinis ir tai fizinis kūnas juda, protas nusiramina ir tada ateina atsakymas. Tai kiekvienam skirtingai, kitam labiau kokios menas, muzika, žmonės skirtingi, ir jiems reikia skirtingų dalykų. Tai ir tas vaikučius liečia, tai jeigu visi yra teisininkai, tai nereiškia, kad ir vaikas bus teisininkas, ar gydytojas, ar sportininkas, ar ten muzikantas. Visi mes esame skirtingi. Tai tokia labiau asmeniškai į kiekvieną žmogų, mažiau tų šablonų kažkokių, kaip reikia gyventi, kaip turėtų būti ir tokia daugiau asmeniškumo kažkaip. Aš labai linkus eiti link to, kad žmogus turėtų vadovauti savo intuiciją ir jie pasitikėti. Ir į skaičius žiūrėti kaip į galimybės, kažkokias kryptis, nuorodas, kaip užuomenas, bet nesusikoncentruoti kaip kažkokį užfiksuotą faktą. Tai galima pasakyti, kad pas tave yra netradicinė numerologija, ar galiu taip įvardinti? Manau, kad taip. Man kaip smagu, kai aš randu, kas yra netradicinio, kai kažkas yra išeinanti iš kažkokių taisyklių. O ar turėtum kažkokias pasidalinti, tarkim, istorijom, kur tave, pavyzdžiui, kažkaip nemaloniai paveikė, ar ten skeptiškumas, aišku, jeigu nori, bet ar susidūrė ir su nemalone ta puse, dėdama žmonėms? Dabar bandau prisiminti, bet man atrodo, kad ne. Būdavo tiesiog, kad klausimų kyla dar daugiau klausimų žmonėm ir tada jau vėl mes giliau kapstam. Bet kad sakytų, kad jau ne, čia visai, nesusidūrė. Arba per tave ten, kad dabar tu čia ten padarai ir dabar aš per tave ten pas mane kažkas ten pradėjo kaip tik blogiau darytis. Negauni tokių, ar ne? Ne, iš tikrųjų niekada negavau, daugiau kaip tik būdavo, kad patvirtina. Sako, tu patvirtinai, ką aš taip ir jaučiau, kaip ir norėjau, bet bijojau. Ir toks kaip tik gaunas daugiau paskatinimas ir tikėjimas, kad daugiau žmonėm atsiranda pasitikėjimo savimi. Bet jo, kaip ir sakai, netradicinė, tai tik pridėsiu, kad čia turbūt mano tokia savybė, kad aš niekada nedarau, jeigu aš išmokau, aš būtinai kažką turiu pridėti savo. Savo autentiškumo. Visiškai nemoku daryti taip šabloniškai ir aš žinau, kad aš ir negaliu taip daryti, copy-paste ar ne, nes gausiu per galvą už tokius bairius.
ir negaliu, bet aš nenoriu, nesigaunu, aš net recepto negaliu laikytis normaliai, aš vis tiek kažką turiu pakeisti, kai aš gaminu maistą. Tai, bet tokia, toks visą laiką noras išeiti iš tų kažkokių šabloniškų rėmų. O ar tu gauni kažkokių žmonių, pavyzdžiui, klausimų, tarkim, gavau galimybę ten įsikrausti į kitą šalį, arba gavau galimybę pakeisti darbų kažkokį tai pasiūlymą. Ar pas tave ateina žmonės atsakyti, tai ką man daryti, priimti ar nepriimti, kraustytis ar nesikraustyti, ką skaičiai rodo? Ar gauni tokių klausimų, ar galima gauti tokių klausimų kaip atsakymų? Buvo konkreti situacija, jo, su tokiu kraustimusi ir labai aiškiai matėsi buvo tai skaičiai, kurie susiję su vieno periodo pabaiga ir naujo pradžia. Ir konkrečiai tai buvo susiję su nekilnojamu turtu. Tai buvo akivaizdus pavyzdys ir ten tiesiog taip ir dėliojasi pačios situacijos. Tiesiog gali priešintis jom, gali priimti, nes vis laik yra baimė, kai yra kažkas naujo, kai yra kardinaliai kita situacija, ar nauja šalis, ar kita vieta, vis tik tai yra didžiuliai pokyčiai gyvenime ir ten būna nemažai baimė. Tai galima pasižiūrėti paskui, ko mes ten bijom, iš tikrųjų, ne, po tas baimės pasivaikščioti šiek tiek. Tai va, bet taip matosi. Arba būna, kai labai labai nori, čia būtų tokie kaip aš, kur spirga kartais, kaip kažko nori, bet supranti, kad dar nelaikas. Dar nelaikas, dar reikia užbaigti tam tikrus procesus, tam tikrus dalykus, dar kažką reikia, smulkmenas kai kurias daryti. Ir paskui jau žiūriu, kad iš tikrųjų tas skaičius, kuris susijęs su mano tam tikrais planais, jis yra šiek tiek vėliau. Tai sakau, labai prognozavimą nelendu, bet kai man reikia apraminti savo protą, tai... Ai, geras. O pavyzdžiui, moteris, sakyti, arba vyrai, nesvarbu čia iš kurios pusės pasižiūrėti, bet aš nežinau, man atrodo, kad lytis reikėtų išsiskirti su žmogumi, bet kažkaip abejoju, ar tikrai, gal čia mano tik tais kažkokios baimės, ar ten dar nepasitikėjimas. O ar gali skaičiai irgi parodyti užuomenas, pavyzdžiui, išsiskirti, ar santykiuose likti? Yra tam tikri skaičiai, kai yra griežtai, kaip sakau, nerekomenduojama skirtis, nes tai būna laikas, kai būna išbandymai santykiuose. Ir arba abejonės, arba atrodo, o kaip čia, ir paskui, kai pradėjau stebėti datas žmonių, kurie išsiskyrė, jie dažniausiai išsiskiria būtent, kai yra tam tikri skaičiai. Tai ir kai nereikėtų skirtis, o reikėtų išsiaiškinti. Tai ir žmonės būna arba suklumpa šitoje vietoje, ar ne, jie pasuka, bet paskui ten labai daug nuoskaudų ir su tuo reikia ilgai tvarkytis. Vis tiek reikia su tuo tvarkytis, nes kiti santykiai vėl bus tokie pat. Arba vis dėlto nusprendžiam dirbti su savim, dirbti su santykiais, ar ten kreiptis, nežinau, ar psichologą, ar su emocijom tvarkytis, kažkokią metodiką savo pasirinkti ir žiūrėti, o tai kas vis dėlto yra su tais mūsų santykiais, kad mums dabar yra blogai. Ir kaip taisyklė, paskui žiūrėk, kad tie santykiai pakyla į kitą lygmenį kažkaip. Tai čia iš tikrųjų labai ta numerologija tikrai duoda tokio tvirtumo. Ar ne? Aš kai klausau tavęs, tai atrodo vėlgi tokia kaip ir iš išorės pagalba, bet aš turiu pasirinkimą. Ar ne? Ar aš pasiruošusi tą savo, tai kaip ir pamoką, ar kažką tai išmokti save sutvarkyti, ar aš galiu paprasčiausiai ignoruoti ir bandyti nuo to pabėgti. Bet, kaip ir tu sakai, atsitrenkė labai greitai. Vis tiek grįžti. Vis tiek sugrąžinti, nes kai būna žmonės, eina iš santykių santykius ir lipa ant to paties grėblio, dėl to, kad problema juose yra, ne kitam žmogui. Jie su savimi išsisprendžia. O aš dabar paklausiu tokio, man labai buvo įdomus šitas klausimas, bet aš suprantu, kad tu jį gali abstrakčiai tik tais pasakyti, bet ar įmanoma apskaičiuoti pagal tą savo gimimo datą ir mirties datą, ar yra uždėtas numerologijoje tavo ta pabaiga? Nėra. Šiaip apie mirtį, aš šiaip nei vienas save gerbiantis, nei numerologas, nei astrologas, jis niekada nekalbės, bet vėlgi tai būna laikas, būna metai, būna situacijos, kurios būna kritinės. Ir tada žmogus vėlgi, kaip ir būna ir avarijos, būna savižudybės, būna tikrai tų sudėtingų tokių labai mirčių. Ir žmogus, jis visada turi pasirinkimą. Ir ar jisai kažką darys, tikrai turiu pavyzdžių įvairių iš aplinkos. Ir kai žmogus galėjo rinktis, ar jam
vis dėlto pasitraukti iš gyvenimo ar ne, arba papulti tokią duobę, iš kurios atrodo nebeišsikapstysi, ar vis dėlto ieškoti pagalbos. Tai vat, jis tarsi atsiduria taške, kai jisai renkasi, ar aš gyvensiu toliau, ar nebegyvensiu. Bet matai, vienas dalykas yra nekalbėti apie tą mirties datą su žmogumi, bet kitas dalykas, ar jinai matosi. Aš asmeniškai nematau. Bet Skaičiuose, nėra užkoduota. Nes vieną kartą žiūrėjau vieno žinomo žmogaus tokią datą, jis buvo labai sėkmingas verslininkas ir mirė. Ir pagal metus ten matėsi, kad taip, ta skaičiai, kurie buvo susiję su verslu, su sėkme, su augimu, ten lyderystė ir taip toliau, jie ėjo, ar ne? Ir paskui pas jį vienas po kito, tiesiog pagal prognozes dėliojasi skaičiai ir jo asmeniniai, tam brėžinį žiūrint, kurie susiję su dvasingumu. Ir jisai susirgo ir numirė tas žmogus. Tai vėlgi sakau, jisai turbūt norėjo likti tam versle, jis norėjo daryti toliau taip, kaip jisai gyveno, bet jau atėjo laikas tam tikram amžiui, kai vis dėlto jis turėjo pasukti dvasingumą ir pradėjo domėtis gilesniais dalykais. Bet jis to nenorėjo daryti. Tai netgi liga tai liga ir mirtis tada taip. Tai vat netgi dar kartą grįžkime prie to, kad tai ir įrodo, kad jeigu yra gimimo data, nuo kurio viskas atsiremia ir keliauja į priekį ir nėra to taško, kuriame viskas užsibaigia kaip kodas, reiškia mes vėlgi galime logiškai pagalvoti, kad dėl to ir turime mes pasirinkimus, nes nėra pabaigos. Yra tik tais kažkur tai keliai vedantys į visas puses, bet kiekvienoje toje krypties gale yra skirtingas pabaigos taškas. Taip. Nėra tos, sakau, kad dabar gimiau ir tada mirsiu ir viskas, ir kitaip nebus. Ne, mes turim, sakau, šakojasi, tas toks. Jeigu aš viena kryptim nueisiu, reiškia, tas pabaigos taškas bus vienoje linijoje ir ne viename taške. Jeigu kita kryptimi pasuksiu, vėl kitame gali būti taške, tai kurį kelią pasirinks, netgi tas pavyzdys apie tą verslininką, reiškia, jisai pasirinko tą kelią, kuriame greičiau baigėsi jo tas taškas. Taip. Ir tai nėra užrašyta kaip mirties, pasirinkimas. Labai įdomu. Aš nežinau, man tai kažkaip dar aš nebuvau daug girdėjęs apie numerologiją, nes kaip ir sakiau, pas mane yra, tai žinojau tuos, kad sudedi tuos visus skaičiukus ir tai yra tavo numeris. Ir ten bendratimi aprašyta apie tą skaičiuką, o čia pasirodo yra ir gilesnių dalykų. Tai ar galėtume, Eglė, dabar galbūt pabaigai kažką apibendrinti, galbūt kažko aš nepaklausiu ir tu norėtum pasidalinti? Galvoju, ką čia apibendrinti. Nežinau, turbūt kažkaip aš ir likčiau prie tos, kas mane sustabdė toje numerologijoje, kodėl aš anksčiau buvau skeptikė ir vis dėlto aš prie jos pati grįžau ir žiūriu, kaip visą tai pasitvirtina ir veikia. Tai būtent yra tie pasirinkimai, kad mes neturim konkrečių prognozių, mes neturim to savo galutinio taško, mes nuolat turim pasirinkimus ir mes juos darom. Ir visada mums apie tai, ne tik mes patys esame, bet mūsų aplinka, mūsų sveikata, mūsų fizinis kūnas, visą tai atliepia. Ir žiūrint į tą mūsų visą skaičių, tą matricą, ar ne, kurią mes matom, tai yra visuma. Ir žmogus nėra vienas. Ir tai, ką jisai turi aplinkoje, tai visada yra atspindys jo paties. Labai tam pritariu. Tai labai ačiū tau, Eglė, už pasidalinimą. Kas norėtumėte susisiekti asmeniškai su Eglė, tai galite jai parašyti per tas platformas, per Telegramą, Messenger arba Instagramą, Eglė Vainiūtė. Ir mes lauksim tavo naujo projekto. Ačiū labai, Lina. O kas norėtų pasidalinti, ar kam patiko šitas įrašas, tai jūs galite paspausti patiktuką ir pasidalinti su draugais, kam galvojate, galbūt būtų naudinga tai išgirsti. O šiandien atsisveikinsiu ir iki kito karto. Iki. Visa.